alkanų vakarų mūsų žemėj nereikia. Nereikia ir tiltų aukštų per upes. Pavojingas tas metas, kai pradeda aušti. O šiaip jau labai pavojinga žiema, kai žmogų be gailesčio vargas prispaudžia ir prie kilpos staiga priartėja žmogus, kad galėtų gyvenimą savo užbaigti, nes gyvenimas jam per sunku. Tai ką, Hebra? Tai ką man tišiau? Vis dar nemeti? Mažina. Galėtum ir protingiau pinigus panaudoti. Aš tai niekada nepamiršiu krepšinio varžybų su Starkum prieš akį. Milwaukee up 116-115. Pressey looks to bring it in. He comes in, it comes, throws it away. The Bulls have it. Here comes Michael Jordan with a drive, 5 seconds. Jordan on the drive, right in the lane, 18-footer. Yeah! Starko gal ir pamenam, bet Birutės išdaigas prisimenat? Kokių išdaigų? Nieko nedariau. Taigi ne apie tave kalbam, kas yra. Ei, žiūrėk, ant ko čia bulką trupini. Vyte, atsimeni, kaip per ekstros koncą taškėmės? Ar jūs mane girdite? Aš jūsų negirdžiu! Ar jūs gyvi? Statau viską. Foldinu. Atsakau. Tai ką, Royal Flush'as mažulė? Še tau. Trojkė ir giniotis. Eina peklanginiotis visada permuša Žinot Flush'ą. savo direktorių, bet aš vis vien norėčiau jums jį pristatyti. Galbūt tuo jūs nustebinti. Jūs jį žinot kaip direktorių, o aš jį gerai žinojau kaip Šiaulių universiteto studentą. Man teko garbė būti jo magistrinio darbo vadovu. Ir galiu patikinti, kad buvo labai geras studentas, parašė labai gerą magistro darbą, gavo 10 balų, buvo kūrybingas, išradingas ir jeigu jau tokie subrendę ir solidų žmonės, organizacijų vadovai ateina į universitetą, tai jums, gimnazijos absolventams, tiesus kelias į universitetą. Laukiame jūsų Lietuvos universitetuose. Ką pirksiu už tos pinigus? Rytas. Kokios nors arbatos su cukru ar be? Prašyčiau vieną tribitą didelį ir estrelos mažiuką. Okei, bus. Jų mokiniai 12 norėčiau palinkėti daug laimės, daug sėkmės ir norėčiau, kad jūs savo svajonės išpildytumėte visas. Kas turi diržą trečiam stalčiui? Kiek raidžių? 10. Kokia pirma yra raidžių? S. S? Savickienė.
Savickienė. O, geras. Ar tiesa ir mitas, kad jūsų trečiam stalčiuje slypi diržas, kurio baudžiat nepaklusnius mokinius? Jūs tikrai turit? Taip, jis slypi, bet aš šiuo niekada mokinių nebaudžiu. Vaikeliai, ką aš norėčiau palinkėti? Visų pirma, kad jūs visada išliktumėt lietuviais, kur jūs bebūtumėt, kokioje šalyje jūs begyventumėt, kur jūs besimokytumėt, bet niekada neužmirštumėt, kad esat gimę lietuviai. Aš tai prisiminsiu, kai į mūsų šūlę cirkas atvažiavo ir kai Ingrida po spektaklio, tai buvo užsivedus, kad sakė, aš net negaliu be cirko gyventi. Tas geras. Aš negaliu gyventi be cirko. O žinot, ką prisiminiau? Noriu palinkėti direktoriam baigti gerai mokslus įstoti, kur nori. Aiškininkai, kad visą gerai sekasi ir būtų viską gerai. Didžiausiai linkėjimų mes naujom į naujus. Tai va, viską pasakyta, jis viską pasakė. Silgstu tos maištingos jaunystės ir tų maištingų asmenybių. Labas rytas, šiandieną valgyklos žiniuose turime tiesioginį eterį ir pokalbį su Evaldu Zaksu, kuris tars porą gyvenimų apie savo žodį. Tai buvo Evaldas Zaksas, nuoširdžiai jūsų Nataša Bairučkaja. Žadėjo giniuotis tos plastikinius langus įdėti jau prieš kelis metus. Bet kaip šalom, taip ir tebe šalom. Snarglys bėga, einu, prie lango sėdi, žiemą ant palangės vėjas pučia, plaukus draiko. Nei tu raudojai, nei tu pareisi, nei mes sugrįšim, nei mes pareisim, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą. Visi dainavom, kaip kas mokėjom, visi tylėjom, kaip kam reikėjo. O kelias bėga, o kelias dulka, ką susitiksim, laimę ar kulką. Tolimas kelias, priešis vėjas, einame žemę įsimylėję. Nei tu raudoki, nei tu liūdėki, vietos užtenka galvai padėti. Nei tu vareisi, nei mes sugrįšim, nei mes pareisim, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą. Sveiki visi, visiems iškart palinkėti sėkmės norėčiau, žinoma, egzaminuose ir toliau gyvenime. Bet reikėtų pasakyti dar vieną tokį dalyką. Mindaugai Dambrauskai, manau, atsimenate praeitais metais tokį žavų vaikinuką, kuris atnešė jums picą. Taip gavos, kad aš jums skambtelėjau, sakau, Šalko, mūsų mokytojas, aš be blogų kėslų, aišku, aš norėjau jums tik gero, bet jeigu supykote ar kažkas panašiai, turbūt nesupykot, bet jeigu, tada atsiprašau. Buvo mano ketinimai tikrai geri. Ačiū.